Psichologija ir pasirengimas. Svarbiausia riaušių malšinimo ir minios kontrolės pratybose. Link tavęs skrendanti plyta nėra pats baisiausias dalykas gyvenime. Gali būti ir blogiau. Vėliau, komandinis darbas ir pasirengimas lems, ar bus įvykdyta užduotis. Darbas su nedraugiška minia gintarinės vilties pratybose viena mokymo vietų. Jos veda viešojo saugumo tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos instruktoriai. Pareigūnai kartu su mūsų kariškiais ir Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinės gvardijos kariais dalyvauja bendroje mokymo misijoje Afganistane. Užduotis įrengti vietinę Goro provincijos policiją ir kariuomenę. Ten, matot, yra žmonės surinkti, kaip mes sakom, iš gatvės. Jie neturi jokio bazinio parengimo, neturi jokio supratimo apie tai, ką jie darys. Juos reikia paruošti nuo nulio. Tai su jais, sakykime, jeigu čia su vyrais mes 3-4 valandų bėgyje surandam supratimą, ką mes norim padaryti, ko mes iš jų reikalaujam, tenais tam reikalui reikia, sakykime, savaitės. Vykdant minios kontrolę svarbu aprūpinimas. Skydo funkcijos praktiškai gynybinės arba apsauginės, o guminė lazda pravers mažinant agresiją. Pats tas skydas tokio didelio vaidmens nevaidina, vaidina naudojama taktika. Mes paremti esame į mobilumą, į greitumą, mūsų skydai yra mažesni. Suomiai, jie yra, kaip matote, aukštesnius skydus turi, jie lėtesnį tokį judėjimą pasirengę yra. Akistata su triukšminga ir agresyvia minia turi savų ypatumų. Tikrai nepakanka vien stipriai laikyti skydą ir garsiai šaukti. Svarbu laikytis drausmės ir išlaikyti rikiuotę. Nemažiau svarbu išaiškinti aršiausius asmenys ir galbūt juos sutramdyti. Verta stebėti, ar nekyla naujų židinių. Įdirbė visą tą pasiryžimą gauni kasdieniniam darbę. Jau atvažiavus į vietą, nelaikas tau nusiteikinėti, nelaikas galvoti, tau reikia dirbti. Mes tą linkmę ir dirbam. Pratybos trunka 4 valandas ir mažos klaidos čia atleidžiamos. Padalinio egzaminas vyks aktyvios pratybų gintarinė viltis fazės metu.